Mūsų miestelio senasis pavadinimas Gardai. Pirmą kartą istorinėse šaltiniuose paminėtas 1253 metais. Taigi kitais metais švęsime 760 metų jubiliejų, o mūsų mokyklos pradžia 1644 metai. Mūsų mokykloje mokėsi Motiejus Valančius, Simonas Daukantas. Atvykite pas mus ir pamatysite, kaip dera praeitis, dabartis ir nuostabi vietovės gamta. Miestelis įsikūręs prie Varduvos upelio, kuriame anot legendos buvo krikštijami žemaičiai. Krikštijamieji gaudavo naujus vardus ir dėl šios priežasties upė pavadinta Varduva, o šalia esantis kalnas Švento Jono Krikštytojo kalnu. Ypač mūsų istorinė praeitis suklestėjo 17 amžiaus pradžioje. 1639 metais vyskupo Jurgio Tiškevičiaus iniciatyva buvo pastatyta bažnyčia ir sukurtas Kristaus kančios kelias. Tai buvo tiksliai pagal irgi ir reljefo pobūdį atkartotas Jeruzalės Kristaus kančios kelias, todėl miestelis turėjo Naujosios Jeruzalės pavadinimą. 1600 metų pas mus vyksta didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. 1649 metais pavežta Švento Kryžiaus relikvija. Šventosios mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia tapo centrinė Žemaičių kalvarijos kančios kelio vieta. Iš čia maldininkų procesijos pajuda lankyti Kristaus kančios vietų. Maldininkai, tartum kartu su savo Jėzus motina, seka paskui sunkų kryžių nešantį jo sūnų. Atlaidai vyksta nuo Liepos 2 dienos iki Liepos 12 dienos. Atvykę pas mus, jūs dvasiškai sustiprėsite apie 5 km Kristaus kančios kelią. 1988 metais mūsų bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas. Bazilikos centrinėje navoje esantis stebuklingas Dievo motinos Marijos paveikslas. 2006 metais karūnuotas aukso karūnomis ir suteiktas krikščioniškų šeimų karalienės titulas. Mūsų miestelėje buvo stiprus knygnešystės centras, veikė slaptoji daraktarinė mokykla. Bene pusė kalvariškių lietuviškai skaityti išmokė daraktorė ir knygų platintoja Emilija Pocaitė. Savo namuose vaikus mokė ir bajorė Kazimiera Mušinskaitė. Lietuviškas knygas daraktoriams pristatydavo knygnešiai Petronėlė ir Barbora Liepšaitės, Viktoras Norkus, Jurgis Gudas, Kostas Baltimas, Vincentas Juška, seserys Dokšaitės. Paminėtas Rotinėnų kaime gyvenęs knygnešys Fabijonas Derkintis. Poetas Vytautas Mačernis kartu su mumis. Muziejuje surinkta nemažai rankraščių, buities rakandų, nuotraukų menančių poetą, o pakeliui į Tėviškę žūties vietoje stovi koplytstulpis. Jis mums primena trumpą, bet labai prasmingą poeto gyvenimą ir kelionę į amžinuosius namus. Poetas palaidotas gimtojoje Šarnelėje. Šarnelės kaime galima pavaikščioti poeto mėgstamiausiomis vietomis – vizijų takais. Gardų ozas išraiškingiausia reljefo forma. Sudėtingas puslankio formos pylimas, kalvagūbris nuo Varduvos upės Žemaičių kalvarijos miestelyje. Tęsiasi į šiaurės vakarus nuo 3,5 km. Ozas ilga siaura kalva sudaryta daugiausiai iš smėlio ir žvyro. Šis kalvagūbris susidaro iš nuogulų, kurios klostosi ledyno viduje, vandens tirpsmo tėkmių vagose. Gardų ozo aukštis nuo papėdžių iki aukščiausio gūbrio keterų vietomis siekia 10–15 metrų. Klasikinė aukščiausia slieką primenanti šiaurinio ozo dalis Liepšaičių kaime buvo iškasta eksploatuojant žvyro karjerą. Mes galim didžiuotis dar vienu įspūdingu gamtos kampeliu. Lankytojus ir vietinius poilsiautojus pasitinka naujai sutvarkytas Gardų ozas, slenkančių ledynų suformuotas slėnis. Siekiant sutvarkyti pažeistą teritoriją ir pritaikyti pažintiniam turizmui, pagilinti vandens telkiniai, užpilti statūs šlaitai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, nutiesti tilteliai, laiptai aukščiausią ozo gūburį, įrengta apžvalgos aikštelė bei atlikti kiti aplinkos sutvarkymo darbai. Taigi tokia mūsų Žemaičių kalvarija.